visiems susirinkusiems prie paminklinio akmens Kėželių mokyklai atminti. Atėjo vasara, kurios taip laukėm. Mokyklinis skambutis sukvies dar mus į būrį vėl susėsti. Gal vienas kito jau neatpažinsim. Negailestingas laikas keičia mus. Bet mes visi šio krašto esame vaikai. Mes gimę čia ir augę. Mokykla, kurios jau nebėra, suves mus vėl drauge. Atrasime iš naujo po daugel metų savo vaikystės ir jaunystės laikų senus draugus ir prisiminimus. Pasidalinsime gyvenimo išmintimis. Prisiminsim mokytojus, kurių jau nebėra. Draugus, kurie jau niekada čia neateis. Tokia gyvenimo dalia išeiname visi. Su metais ir mūsų būrelis vis mažės. Tad džiaukimės visi mes šią dieną. Po daugel metų esame būryje drauge. Nesvarbu, kad už 3 metų našta. Pabūkime nors šiandien vėl jauni. Skambutis. Po daugelio metų sukvietė mus visus į prisiminimų pamoką. Laikas išeina. Išeina ir negrįžta. Išeiname ir mes. Su laiku ir per laiką. Prisiminkime ir pagerbkime tylos minute išėjusius amžinybėn mūsų buvusios mokyklos mokytojus, mokinius. Ačiū. Mokykla. Toks trumpas žodis, turintis tiek daug reikšmių kiekvienam iš mūsų. Kai kuriems išgirdus žodį mokykla, pirmiausia į galvą ateina tokios mintis, kaip namų darbai, kontroliniai, sėdėjimas po pamokų. Pirma mintis šovusi man, išgirdus žodį mokykla, yra draugai. Žmonės, su kuriais užaugau. Žmonės, kuriuos pažįstu tiek daug metų. Žmonės, kurie visada bus mano gyvenimo dalis. Žmonės, kurie tau rūpi, nepaisant to, kiek laiko su jais nebendrauji. Žmonės, kuriuos visada norisi sutikti. O dabar kviečiu visus kartu sudainuoti dainą Mokykla. Visada mums brangi Kėželių mokykla. Paukščiai mes išskridom ir po daugel jaunėlis tekės savąją vagą, o tu būsi gyva širdyje visada, mums brangi Kėželių mokykla. Sugrįžt mes pavėlavom ir šauksmo negirdim.
Prie aukuro stovi išsaugotos 5 mokyklos pastato plytos. Tai mokyklos likusi dalelė. Uždegti aukurą kviečiame pirmos laidos auklėtinius. Tai yra Jonas Jasiukėnas ir jeigu dar kažkas yra. Atstupėnaitė mokytoja. Ir mokytoja Atstupėnaitė. Ja. Kas yra? Yra Jonas. Jonas. Ir dar kas yra Davis? Nežinau, neklausiu. Nežinau. Aš ėjau tik 10 dienų. Ir paskutiniai taip, Visų, netil. aš galiu palaikyti pinigų. Ne. Pardėjus. Mokyt pirmąjį žodį sudėti ir neklusnė rankelę vedžiojo. Užteko jums ryžto, kantrybės su mumis ožiukais kovoti. Padėkoti jums tada nemokėjom, dar buvom maži vaikai. Užaugom, pasenom, supratom, kiek daug iš jūsų visko gavom. Tad dėkojam jums visiems nors dabar, nulenkdami savo sidabrų puoštas galvas. Tarėme ačiū už kantrybę, gerumą, už jūsų meilę atiduotą mokiniams. Kviečiame prisiminimų pamoką pravesti paskutinėje šioje mokykloje dirbusią mokytoją Anastaziją Vitartienę. Kėželių mokykla pirmoji mano darbovietė. Bet deja, 1975 metų mokiniams šie metai paskutiniai šioje mokykloje. Jų buvo 11. Pirmą kartą per didžiulius miškus atvežė mane tuometinis švietimo skyriaus vedėjas Velička 1 metams. Labai rūpestingai viską aprodė, mokykla dar kvepėjo dažais, neseniai buvo dažytos grindys. Čia nebuvo nei vienos raktų rakinamos spynos, bet sutikau nuostabę, rūpestingą mokyklos darbuotoją Birutę Matukienę, kuri visus pažinojo ir labai man padėjo. Mokinių tėveliai buvo 10 ar 20 metų vyresni už 19-metę mokytoją, bet buvo geranoriški ir supratingi. Vaikučiai neturėjo kompiuterių, planšečių, bet troško įgyti žinių. Daugelis ir dabar žinote daugybos lentelę, nes mokėtės šioje mokykloje. Ėjote po 5 ir daugiau kilometrų iki mokyklos. Buvote ištvermingi ir užsigrūdinę. Mokykloje nebuvo šiuolaikinės mandros valgyklos, į kurias dabartiniai pradinukai nenoriai ir eina. Bet mūsų Birutė virė tokią skanią kavą ir sriubas, Lietuvoj galva tikrai taip, ar ne? Sriubytes ir sumuštinius tepė, kad visi buvo sotūs ir laimingi ir nereikėjo pinigėlių mokėti.
išnyko su tėvelių parašais. Kur mokysis mokiniai uždarius mokyklą sekančiais mokslo metais. Tada nežinojau, nei kur yra Lujanai, nei kur yra Dauguviečiai, nei Rygmantiškiai. Į pagalbą pasisiūlė mokiniai. Jaunius žinojo kelią į Lujanus, o Donatui teko tolimiausias maršrutas. Atsimeni? Ar atsimeni? Atsimeni. Kai ėjo parašų rinkti. Grįžame sutemus snieguotų kelių, abipus kelio krūmai, abu buvom nedrąsūs. Gerai, kad mamytė pasitiko linksmim Slimaniškio eidama, baigus darbą. 3 būsimųjų pirmokų šeimų turėjo pakeisti gyvenamąją vietą, kad vaikučiai saugiai galėtų lankyti mokyklą. Ir taip 1975 metų rugpjūtį mokyklos veikla buvo baigta. Turto ir dokumentų su traktoriuku atvažiavo paimti Juodžionių mokyklos mokytojos vyras Keberzis. Šią uždarius po kelių metų Kėželių dokumentams neliko vietos Biržų švietimo skyriaus archyvuose. Mokykla išnyko be jokio ženklo. Ji gyva tik jūsų ir mano prisiminimuose. Prieš metus užplūdo nostalgija. Du nerimstančius buvusius mokyklos mokinius Renutę ir Gytį. Ir štai, ką jie sukūrė. Mus visus subūrė. Prisimename šiandien mokyklos laikus, mokytojus, pirmasias meilės po pusamžio metų. Visiems stiprybės, sveikatos, šiltų prisiminimų ir palankaus oro. Šioje mokykloje dar gyvi dirbę mokytojai. Aldona Mulerytė Badarienė, Giedra Balčiūnaitė Šatienė, Marytė Markevičiūtė Rudinskienė ir Milda Atstupėnaitė. Ir Milda yra, tai dabar kviečiam. Yra, prašom. Aš dar noriu porą žodžių pasakyti. Šitos mokytojas, kurios neatvyko, Badarienė ir Balčiūnaitė ir Markevičiūtė Rudinskienė, visiems prašė perduoti linkėjimus būsimų žiniams, sveikatos visiems. Ir jie atsiprašo, kad negali dėl sveikatos atvykti. O dabar kviečiu Mildą. Ir gal žodį kokį mokytoją. Pabandysiu. Be galo daug prisiminimų man, kada į šitą kraštą atvažiuoju. O atvažiuoju kiekvieną vasarą. Su anūkais, su dukra. Ir verkiu, prisiminus visas tas dienas, kurios čia praėjo. Prisimenu aš, kaip atėjau į pačią pirmą klasę šitoj mokyklai. Ne, tai kai bus, jo, kai bus į bus pirmatinė. Nes batų nebuvo. Ne, tai aš tą pirmą paskaitys paskui, kada dėkosiu. Jo, dirbu pirmatinė. Mokė jinai labai didelę klasę, pilną klasę mokinių. Tai man dar reikės Be to, man dar labai svarbu,
kad čia buvo ir mano pirmoji darbovietė. Aš tiesiog negaliu atsidžiaugti, kad atsirado tokių žmonių, kurie mus čia visus sukvietė, padarė didžiulį darbą. Aš jiems labai dėkinga. Ačiū visiems, visi pajaunėję, nei vieno nebepažįstu. Visi bet labai gerai, kad visi čia susirinkom. Ačiū pajaunėję. Aš be tą mikrofoną reiks. Reiks kiek galais, bet reiks be mikrofoną. Nu, atsibučiavot. Veidai iš vaikystės mokyklos laikų. Tokie pasikeitę esame visi. Veiduose raukšlės, plaukai balti. Atrodo taip neseniai, dar buvome jauni. Dabar veidai visai kiti. Tik mūsų širdis jaunos ir nepasikeitę. Pilnos susitikimo jausmų graudulio, prisiminimų lyg ašarų užlietos. Prisiminimai lyg nemunėlio vanduo, užplūsta pavasarį lankas ir pievas. Taip ir mus šį susitikimų banga užlieja giliai iki išdavikės ašaros. Čia mūsų praeitis, kuri jau nebegrįš. Mums ji labai brangi, užmirštas žemės kampelis, tuštėja ir senėja, ir niekas jo neprikels. Išnyks pavadinimai iš žemėlapių, kaimų, vienkiemių ir pavardžių, tik mes, kol dar gyvi, vis grįšim į savo gimtą kraštą aplankyti, tik mes. Kviečiu toliau prisiminimų pamoką pratęsti buvusius šios mokyklos mokinius. Prašom. Prašom, stojam garsiai, kad visi girdėtų. Aš atvažiavau irgi su akmenukais. Iš Klaipėdos atvažiavau, iš Pajūrio. Pati susirinkau tuos akmenukus, nušlifuotus, kaip ir mūsų gyvenimas, apšlifuotas ir aštriais kampų buvo ir visko. Ir jūra juos nušlifavo. Atvežiau kriauklelių iš Pajūrio, Baltijos. Atvežiau gintarėlių Baltijos. Padersiu prie tų akmenukų. Tegul čia būna maži mes buvome mokykloje mokėmės ir mes kaip tie maži akmenukai. Gyvenimas nušlifavo, bangavo, supo verpetais visokiais. Ir dabar aš pabersiu, kad čia būtų prisiminimas mūsų jaunystės, mūsų vaikystės, mūsų gražus prisiminimai. Mes įsiparstėm po visą pasaulį galbūt. Nu, o daug kas Lietuvoje gyvena, aš 59 metai gyvenu Klaipėdoje. Aš buvau mokinė pirmos 7-metės mokyklos atstovė. Mes čia dabar esame, šiandien Milda tik ką kalbėjomės, mokėmės kartu už mano nugaros įsidėjo suolę. Vandutė yra, Irena Zvenikaitė ir aš, mes keturios esame iš pirmos mūsų 7-metės mokyklos laidos. Ir labai man malonu čia atvykti, po tiek metų aš čia atvykstu, bet sveikinu visus, kurie čia susirinkote, kurie prisiminėt šią mokyklą. Ir labai malonu, kad aš irgi su visa atvira širdim važiavau į šitą vietą susitikti su savo buvusiais gyventojais, draugais, pažįstamais ir visais, kurie yra šio krašto žmonės, yra kaip ir mano artimiausi dvasios žmonės. Linkiu sėkmės visiems ir ilgos sveikatos. Prašom toliau.
Labą dieną visiems šio krašto gyventojams. Labai džiugu, kad atsirado entuziastai tokie kaip Reinė Kaščiukaitė ir Gytis, kuris organizavo tokį didelį būrį čia gyvenančių, dirbančių, besimokančių krašto žmonių. Aš ir šiam krašte pramyniau daug pėdų ir palikau atminty man labai gerą įspūdį šio krašto gyventojai. Jie mane išmokino dirbti, mylėti žemę, mylėti žmonės, mokė bendrauti su jais. Kada 1962 metais, gegužės 24 dieną, aš atvykau čia dirbti. Buvo toks Noreika, čia gyveno labai netoli, teatras, kultūros namuose buvo susirinkimas ir mane norėjo priimti darbą. Tai tas Noreika sako, tai ką tas pėmo čia darys, atvažiavęs šitokiam ūkį, pragerta viskas, nearta, nesėta, tai ką jis čia gali daryti? Karvės reikia kelti su virvėmgi, toks laikas buvo, 62 metai, labai sunkus laikotarpis. Bet dėka mano noro aš pasilikau čia. Buvau kolūkio bernas. Ir pradirbau čia gana ilgai, 7 metus. Ir man šito krašto žmonės paliko gerą, labai gerą įspūdį. Aš juos labai myliu, labai gerbiu, labai dėkoju, kai jie mane išaugino, subrandino ir išleido į gyvenimą. Toliau dirbau kiturgi ir dabar dar dirbu truputį. Aš netinginys esu, mėgstu bendrauti, nieks manęs nebara, nevaro, tai aš taip ir gyvenu. Tai daug aš čia nekalbėsiu. Dėkoju šito krašto gyventojams, kurie dabar čia gyvena, kurie išėjo iš šito krašto, va kaip Irutė, čia mano kaiminga dabargi, tai kągi, mes ir vėl kartugi. Linkiu sėkmės visiems, geros sveikatos, geros nuotaikos, geros dainos, tas Valina padainuos, kaip pasakė paskui prie stalo jinai. Gerai, lauksim. Lauksim. Linkiu sėkmės visiems, ačiū jums. Ačiū Kaščiukaitė labai. Ačiū. O kur tas Gytis? Yra. Ar dar yra kas nors norinčių? Jeigu ne, tai aš manau. Paskui. Ir aš noriu. Uždėkit akmenėlį, nupuštėjai. Palaukiam, kol vėjas praeis. Palaukiam. Mes su Jolita buvome pačios paskutinės mokinės. Mes abi šioje mokykloje mokėmės tik tai 10 dienų. Ir aš noriu pakviesti mokytoją, Anastaziją, kad jie girdėtų, ką aš pasakysiu. Mokytoja, aš nežinau, kas mane atvesdavo į mokyklą ir Jolitą, nežinau, kas mus parvesdavo, bet man po 40 metų širdyje įsiminė toks dalykas. Klasės buvo 1. aukšte, 2. aukšte buvo mokytoja jūsų kambarys. Ir po pamokų jūs mus nusivesdavote ten ir jūs mums vaišindavote apelsinais. Ir po 40, taip, aš tą atsimenu. Ir po 40 metų mokytoja, mes jums gražinam skolą. Apelsinai buvo. Aš atsimenu. Gal dar yra kas nors norinčių kalbėti? Tai manau tada kai nuvyksime į sodybą, galbūt tikrai bus daugiau norinčių. Šventėje yra garbingų svečių. Tai Nemunėlio Radviliškio seniūnas Giedrius Kubilius. Prašom. Mano buvęs mokinys.
Visiškai teisingai. Taip pat esu ir pirmoji mokytoja, taipogi Anastazija Vytartienė. Nieko naujo, kaip sakant, nepasakysiu, žmogus matyt. Tiesiog buvo lemta, kad iš šito krašto mus tos tokius šiek tiek nenaudėlius, šiek tiek gerus ugdė, mokė, dėkojam jai už tai. O šiaip kaip gerbiamas Gytis paskambino ir pasakė, kad nori įamžinti Kėželių mokyklos atminimą, buvo labai iš tikrųjų toks ir sumišimas, ir džiaugsmas kartu. Aišku, gaila mokyklos nėra, bet kita vertus bus jos įamžinimas, stovės čia ilgai. Įrinkom vietą, čia Gytis gal daugiau papasakos. Vis tik tai priėjom prie tos išvados, kad nebūtų tie akmenys įamžinimo kažkur lauke pastatyti, geriau prie medelių, jeigu, sakykime, buvom nugalvoję, jeigu bus saulė ar kas, galėsim po pavėsiu pasislėpti, kad yra kaip yra, oro neužsakysi. Tik tai labai džiugu, kad jūsų toks didelis būrys čia susirinko, labai malonu matyti besišypsančius veidus ir tikrai linkėčiau labai geros jų vakarienės visiems, labai gero pasibuvimo vakaronės su dainom, su prisiminimais. Ši šventė nebūtų įvykusi be entuziastingųjų žmonių, kurie atidavė dalelę savęs. Gyčio Ulijono, Renės Uldukienės. Didelis ačiū jums. Nuoširdus ačiū šventės rėmėjams. Irenai Zdanavičienei, padėjusiai išleisti knygą. Prašom. Sauliui Balčiūnui, padėjusiam išleisti knygą. Nėra. Paplokim. Vaclovui Briedžiui už išnuomotą sodybą. Kažkas tai yra, nieko nėra. Rimai atiduokim. Kažkur buvo Rimutė. Prapuolė. Almantui ir Justinui Liorentams už padėjimą pastatyti atminimo akmenį. Jonui Dagiliui už archyvinę medžiagą. Algirdui Garbauskui už pagalbą išleidžiant knygą. Žodis suteikiamas šios šventės organizatoriai, eilėraščių autoriai, Renei Uldukienei. Labai džiugu ir gera matyti jūsų veidus, nuo vaikystės dienų nematytus. Bėgantis laikas negailestingai keičia viską, bet nesvarbu metai, pakeitė mūsų veidus. Mes visi šios Palatvės kaimų vaikai. Skaudu, kad pertvarkos laikų sumaištyje neišsaugojom savo mokyklos. Liko griuvėsiai ir daug gražių prisiminimų apie pirmuosius mokytojus, vaikystę ir prabėgusią jaunystę. Išliko kelios raudonos plytos, mūsų Kėželių mokyklos išgriautos. Mes jas prie aukuro įkomponavom, kaip simbolį vaikystės prarastos. Po daugel metų sugrįžo mokiniai, susirinkome kartu pabūti čia. Įamžinom savo sugriautą mokyklą, su ašara akyse dainuosim apie ją. Dainos aidą Biržų gyrė atkartos. Nemunėlis irgi ją girdės ir džiaugsis, kad nors trumpam sugrįžome prie jo krantų pabūti visi kartu. Atsiprašome jūsų už gal ne visai tiksliai paminėtus knygoje metus. Atsiprašome ir tų, kurių nepaminėjom. Viską rinkom iš pasakotų prisiminimų, nes dokumentų jau nėra. Dėkui už pasidalintus prisiminimus, kad juos užrašėt, be jūsų nebūtų šios knygelės.
Daugelio čia mūsų buvę gimti namai, kurie jau išgriauti ir užarti. Vieniši medžiai dar kažkur tai primena buvusias sodybas. Ir mano čia tėviškė artimųjų kapai. Bet aš juos lankydama niekada neatvažiuodavau prie mokyklos. Pernai, kai pamačiau, kas liko iš jos, tokia sulaukėjusi mūsų mažiukų sodintą alėją, buvau sukrėsta. Labai pritariau idėjai įamžinti mokyklos atminimą ir parašyti apie ją. Kaip pavyko, vertinsit jūs buvę mokiniai. Galbūt atleisit už nesklandumus. Dar noriu tarti keletą žodžių apie pašto atminimo akmenį. Daugelį metų čia, Ulijonų name, buvo paštas. Vienintelis susisiekimas telefonu. Ištikus bėdai visada eidavom į paštą. Šviesios atminties Zelma Ulijonienė pašte išdirbo daug metų. Išeidama į pensiją, savo patirtį ir žinias perdavė man. Ulijonų vaikai, Nijolė ir Gytis, savo lėšomis pastatė šį atminimo akmenį, taip įprasmindami savo tėvų gyvenimo atminimą. Tegul stovės šie du atminimo akmenys po Kosto Ulijono sodintais medžiais, prie kelio vedusio į dvi pagrindinės kaimo vietas – mokyklą ir paštą. Stovės ilgai, primindami mūsų vaikams ir anūkams tėvų gimtas vietas. Nepamirškime savo šaknų, lankykime gimtinę. Dėkoju visiems, kad atvykot pabūt kartu ir prisiminti buvusią mokyklą, vaikystę ir jaunystę. Ačiū Jums visiems. Žodis suteikiamas šios šventės organizatoriui Gyčiui Ulijonui. Prašom. Kad pirmiausia reikia tikriausiai padėkoti, kuris šiandien atvyko, Jonui Dagiliui. Jis užvedė ant to kelio, kur mes pradėjom šitos mokyklos atminimą kelią. Pravažiavom pro Drąseiks, tenai tokia pat mokykla buvusi, nugriauta ir pastatytas paminklinis akmuo. Kai aš pamačiau prie Drąseikių tą akmenį, man iš karto kilo idėja, kodėl mes negalim šito padaryti prie buvusios Kėželių mokyklos. Ir tada prasidėjo viskas. Nuo žemėtvarkos, nuo seniūnijos, nuo ūkininkų visur važinėjom, žiūrėjom, ieškojom visus. Ir gale sutarėm, kad geriausia vieta pastatyti paminklinį akmenį čionai. Padėjo, čia jau daugams padėkos sakytos ir ūkininkam, ir bendraminčiam. Noriu padėkoti iš Obelaukių jaunam, kurie padėjo sutvarkyti čia iš Biržų Rytai, Arvidui, Lynai, kuri padėjo mums čia viską suruošti, sutvarkyti. Briedžiams, visiems, kuriems jau buvo sakyti. Ir aš tikiuosi, kad už kelių metų čia susirinksim dar vieną kartą, ar ne vieną kartą, susirinksim prie šito akmenų, gal bus gražesnis oras, pabendrausim, pabūsim. Ir tikėkimės, kad suvažiuosim visi. Ir ką, daugiau aš pridėti nieką negaliu. Ačiū, kad susirinkot visi, malonu matyti šitiek gyvūrį buvusių mokinių. Ir aš galbūt pratęsiu Gyčio mintį, kol mes visi čia esam. O galbūt galime padaryti tokią tradiciją, kad kiekvienais metais, sakykime, Birželio 1 dieną gal ne, Birželio 2 savaitgalį. O gal visi negali? Arba Birželio 1 sekmadienį. Taip, ir mes galime čia susirinkti visi vėl. Gal ne tiek daug, bet vis tiek. Tai kiek susirinks tiek, nesvarbu. Taip, kas gali. Tai mes nuspręsim, čia dar vėliau. Už praeitį, kuri dabar gyvena kažkur toli dulkėtoje pilyje. Už tai, kas liko ten, už šviesų atminimą ir už randus palikusius giliai širdį. Už ateitį,
kuri dar mūsų laukia, lyg neatidengtas paminklas pakeliai, už viltį ir už auštančią rytojaus saulę, už ištiestas rankas, kai skęsim nuodėmiai, už dabartį, atvedusią mus šičia, už šypsenas veiduos, gerus žodžius, už tai, kad susitiko metė viską, kartu sudainuokime giminų dainą. Moka dainuoti giminų dainą? Moka. Išmoksim dar. Gimėm, kur augom, kur žemė šventa, stokinės sesės ir broliai. Užtraukime dainą, kurią kažkadoj dainuodavo mūsų senoliai. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj dainuodavo mūsų senoliai. Pamirškim nelaimės, pamirškim vargus, vienas užgydim prieš pečią. Giminę plačią. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj dainuodavo mūsų senoliai. Tai saulė tėvynės padangėj viršuj, sklaido nesantaikos rūką. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj dainuos mūsų vaikai ir anūkai. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj dainuos mūsų vaikai ir anūkai. Testukas vamzdžiai, džiaugsmas ir skausmas praeina. Sustoja širdis, sustoja sračiai, užtraukime krūvišką dainą. Sustoja širdis, užtraukim lietuvišką dainą. Daug metų į tavęs skubėjom, nes mokytis norėjom. Tu laukiai mūsų vis, atvėrusiai duris. Tu laukiai mūsų vis, atvėrusiai duris. Mokykla už Biržų giria, Nemunėlis teki.
Kryželių mokykla, pradarkimtim duris, pakviesk į vėl užeiti, įpilk karštos arbatos, sušildyk ir paguosk, įpilk karštos arbatos, sušildyk ir paguosk. Mokykla, mokykla.